Grįžtam į Realybė. Matematikoje aš buvau skendęs. ką valgot prieš. Ten yra, sako, šokoladą reikia valgyti. Šiaip nežinau, prieš regitros egzaminą buvau bananas valgęs. Iš kelintą kartą išlaikai. Skaudi tema. Aštuntą. Tai va, tai šiandien kalbėsim apie... Tai gal prisistatom iš. Jo, aš jau Sakai, pristatyti Jo. reiktų, bet jie žino jau, kas mes... Tai vis tiek. Vis tiek tik mūsų kursiokai žiūrės. Nu, bet vis tiek reikia Okay, mūsų okay, tai pradėk. Tai aš ir jis esam Matai kvadratu, mes tai vadinamės, tokia mūsų komanda. Turi matus kvadratus ir grėsia. Okay, tai gal Matai labiau papasakok apie save, ką tu veiki, ką tu studijuoji ir ką čia, kaip čia atsiradai. Gyvenimas mane atvedė į kūrybinį industrijų studijas, nes nieko kito iš tikrųjų neišsirinkau. Okay. Nu, šiaip rinkaus, bet kažkaip vis tiek taip susiklostė, tai va studijuoju. Pirmi metai, 20 metų ką tik suėjo neseniai. Nice. Tai va, šiaip nežinau, mėgstu papiešti, gal paskaityti knygą. Prie meno toks šiek tiek. Nu, tai menininkas. Ja. Nu, tu grasė. Nu, aš kūrybinės irgi studijuoju, kaip ir visi mes čia. Šiaip mano karjera, nežinau, nuo mažens buvau labai didelė menininkė, bet labai nukrypau. Aš turėjau studijuoti mados dizainą ir kažkodėl atsiradau kūrybinėse, tai Neįstoja, ar ne? neįstojau. Kodėl? Ai, žinok. Būna. Gal Jo. bandysi perstot? Ne. Niekada, nesakyk niekada. Nu gerai, nes. O kalbant apie perstojimus, tai, na, aš jau perstojęs, akademinės turėjau ir šiuo metu studijuoju kūrybinės industrijas. Ir žiauriai smagu, darom podcastą. Papasako, ką anksčiau studijavai. Studijavau elektros inžineriją, tai, ja, nieko, nežinau dabar Nereikia komentarų. Jo, nereikia gal komentarų. Tikrai. Okay. Okay. Tai šiandien mūsų tema, šiandien susirinkom pakalbėti apie tai, kaip jūs ruoštės egzaminam. Nes šiuo metu turbūt daugelis studentų viską pasilieka paskutiniai dienai ir tada eina klausinėja ir skundžiasi, kad stresas yra ir panašiai. Tai gal daugiau papasakotumėt iš savo patirties ir gal pradėkime nuo tavęs, Matai. Kaip tu ruošiesi egzaminam? Manau, kad reikia pradėti gal nuo mokyklos laikų, kaip nuo tada viskas prasidėjo, žinai. Tai nežinau, mokyklai tai iš tikrųjų matematikoje aš buvau skendęs, nu, tai man labai buvo sunku, negalėjau prisiversti kažkaip savęs studijuoti, bet kažkaip visada, nežinau, gal labiau paskutiniai vis tiek nakčiai pasilikdavau, bet stengdavausi iš anksto, bent jau kokį pagrindą gauti, bet nu, nesigaudavo man taip su ta matematika, bet šiaip, pavyzdžiui, kokia lietuvių, tai ten nebuvo labai sunku, tai taip kaip palengva, palei srovę, žinai. Bet... Okay. O tai universitete irgi viską paskutiniai dienai ir matematikos nėra, tai... Nu jo, bet, va, pavyzdžiui, tu kartais atsinti tuos flashcardus. Ai, jo. Tai iš tikrųjų labai padeda. Šiaip ačiū, kad taip darai. Ačiū Matui už flashcardus. Prašom. Nežinau, šiaip flashcardai iš esmės pakeitė mano visą suvokimą, kaip reikia mokintis universitete, nes vieną kartą pabandžiau ir per valandą gal išmokau viso semestro anglų žodžius flashcardais. Okay. Tai nuo šiol jos naudoju ir šiaip visiems rekomenduoju ir dalinuosi. Tai... Šiaip aš atradau tokią strategiją savo, Okay. kaip man lengviau mokintis. Tai pavyzdžiui, kai buvo ten kalbos kultūros praeito semestro, egzos lygtais, tai aš susirašęs buvau viską į telefoną ir aš tiesiog kaliau, taip skaičiau ir man tada jau pradėjo rimuotis tie žodžiai ir aš tiesiog padariau tai, nežinau, į dainelę ir aš taip repetavau ir kažkaip užsiciklino man ta informacija ir viską prisimenu po to. Okay. Tai dar sugrįšim prie to, kaip grasė tu ruošiesi egzaminam, bet čia tas fenomenas, kurį paminėjai, tai yra, kai mes iš esmės sugrupuojam arba duodam tiem skaičiam arba tiem žodžiam, tiem terminam kažkokį
kažkokį bendrą vardą arba panašiai ir taip daug lengviau atsiminti, ar ne? Daug lengviau atsiminti 86, 022, 6, nesakysiu toliau, bet negu 8, 6, 0, jo, daug lengviau. Tai va. Žymiai lengviau. iš tikrųjų. Na, kaip tu grasi? Nu, aš pritariu. Šiaip irgi dėl mokyklos laikų, tai jo, man irgi su mate tai buvo tragiška. Aš 12 klasėje susėmiau, nes žinau, kad man reikia išlaikyti egzą vis dėlto. Tai sėdėjau B grupiai su dar viena mergina, dviese laikė matės egzą, išlaikiau. O dėl studijų, tai, realiai paskutinę dieną. Kartais, dažniausiai kokį konspektą, tai 2 dienos prieš pasidarai. Ir tada jau paskutinę dieną kali ir tada galvoju, kodėl aš čia pradėjau anksčiau mokintis. Kodėl. Ir paskui kitas egzas ir vėl tas pats. Gal turit kokią funny istoriją, kur visiškai paskutiniai dienai pasilikot ir parašėt geriausią savo rašto darbą arba dar kažką? Su geriausiu tai turiu. Aš dėl fotografijos egzo ant tiek bijojau, nes man ten šakės. Aš pradėjau mokintis paskutinę minutę, tas met ten vėlai vakare ir aš tokia, šakės, aš tą egzą jau tikėdamasi, kad neišlaikyti ir aš 10 gavau. Nice. Ta prasme, wow. Paplaukim grasi. Bet fotografijos tai buvo egzas, wow. Jo. Bet aš irgi pritaikiau tam tą dainelę. Tai... Savo, tai... Tau gal reperis sen reikia būti? Nežinau. Ne ta toks pašaukimas. Ja. Ok, tai kalbant apie save, tai, aš dažniausiai pasilieku viską paskutiniai dienai. Ne paskutiniai dienai, stengiuosi bent 2-3 dienas pasimokinti, ar ne? Bet jeigu visi pasidalino, kaip jiems su matkė blogai buvo, tai man nebuvo blogai su matkė. Tai... Good for you. Bet paskui univerė buvo labai blogai su matkė. Univerė buvo taip blogai su matkė, kad išėjau iš univero, realiai. Dėl matkės? Ne dėl matkė, bet ten tiesiog. Spaudimas. Jo, ten, ta prasme, jeigu tau šūliai buvo, tai sunku, tai ten patikėk manau. Tai va. Ok, tai Matas naudoja dainelę. Grasiai labai patinka flashcardai. Gal kokių turit, ką valgot prieš? Ten yra, sako, šokoladą reikia valgyti arba, sako, reikia gumą kramtyti, kad paskui per egzaminą, kai gumą kramtai atsimeni. Nebandė tokių, ne? Šiaip nežinau, prieš regitros egzaminą buvau bananas valgęs. Man labiau suko pilvą nuo streso, negu ten kažką tas bananas padėjo. Tai... Jo, aš irgi prieš regitą atsimenu ten ir bananus, ir šokoladus, ir ten ir riešutus, viską, kad įmanoma. Bet šiaip prieš egzus tai ne. Dažniausiai nieko nevalgau prieš egzus. O regitros egzaminą irgi paskutiniai dienai pasilieku. Kaip paskutiniai dienai. Kur prieš teorijas egzus, kai tai paskutinę dieną. Šiaip prieš regitrą aš iš tikrųjų žiūrėjau tokį Valdą Rudaitį instruktorių. Paskutinę dieną, aišku, bet 3 valandas gal pražiūrėjau, tiek atsimeniau daug, po to čia, kai reikėjo raudonų važinėti. Žiauriai padėjo man. Išlaikiai? Nežinau, buvo daug tokių kartų. Iškelintą kartą išlaikiai. Skaudi tema. 8. Ok, tai... Bet visko būna gyvenime. Ja. Tai paskutinę dieną ruoštis egzaminui nėra išeitis. Regitras tai tikrai paskutinę dieną reikia ruoštis, bet šiaip čia tai atleistum. Įsėdė į automobilį, tai čia sanka, bet tas... Palauk, nesakykit, aš žinau. Okay. Aš šiaip, man asmeniškai labai padeda, kai aš mokinuosi tos flashcardus. Jeigu tikrai jie nesunkus, tam pavyzdžiui, žodžiai kažkokie arba dar kažkas, man padeda muzikos klausyti. Kartais iš tikrųjų padeda, kartais iš viso aš turiu išsijungti ir tyla. Kartais visai. Turi būti tyla. Jo, aš su muzika, kiek bandžius, nesvarbu kokią muziką, aš pradedu vaibint, aš pradedu tai kažką, ten kažką pamatau, koks indas neišplautas, reikia eiti įsiplaut. Ir paskui po kelių valandų, tai aš dar nepradėjau mokintis. Prasme, iškart nukrypsta. Žinai, kame problema? Yra tyrimas atliktas, kad Mozarto muzikos pasiklausius 30 minučių prieš egzaminą, ten 70%
nežinau, iš tikrųjų, reikėtų mums kaip pas Joe Roganą, tas, kur žmogus pagooglina. Bet tikrai labai, sakyk, kas sakyk. Backstage reikia žmogaus. Jo. Tai va, iš esmės Mozarto muzikos pasiklausė žmonės, nesvarbu ar tai buvo, jie žinojo, kad tai Mozarto muzika ar ne, bet jie pasiklausė, parašo daug geriau egzaminą arba kontrolinį nei tie, kur neklausė. Tai gal, sakau, problema yra ne tai, ar mes klausom muzikos, bet ką mes klausom. Na, Okay. Prieš kino egzą reikės atsiminti, nes ten šakės jau žudau. šiaip nežinau, tai rami muzika, manau, visą laiką padeda. Ne, aš 50 Cento ir Tupako klausau. Okay. Tokia relaksinė Jo. muzika. Tai, manau, tikrai paveikia protą. Okay. Iš geros pusės. Tai gumos nekramtot, muzikos nesiklausot. Tai Na, Monsterį išgirti. monsteriai. jo, Kavos atsigirti. kavos, energiuko. Šiaip kažką prasivaikščiot biškį, klierinti savo head, kad pasiruošt. O miegat naktį prieš, ar esat, gal turit kokių istorijų, kai ten mokinotės, ten visą naktį? Esu gal iki 6 ryto mokinusis, bet ir ten miegau, ten kokias 3 valandas maks tada pamiegau. Bet, kažkiek stengiuosi pamiegoti, bet dažniausiai tai nedaug išeina. Aš kažkaip, kaip paskutinę naktį, tada pradedu mokintis ir jau nustoti tiesiog negali, nes atrodo, nieko neatsimeni. Okay. Jo. Aš manau, iš tikrųjų, šiaip, tyrimas yra atliktas. Vėl tas tyrimas. Tyrimas yra atliktas, kad, šiaip logiška, kad tiesiog išsimiegot yra daug naudingiau negu mokintis tą naktį, nes, improvizacijos geresni įgūdžiai, į pasąmonę geriausiai. Tiesiog po to ryte geriau atsimeni viską. Jo. Visą laiką. Aš iš esmės naudodavau, čia kūrybinėse nelabai man reikia to naudot, bet aš atsikeldavau ryte, ar nesakykime, anksčiau nueini miegot, kokią 10 nueini miegot, jeigu taip išeina, jeigu energetinę negeri. Ir atsikeliu kokią 4, 5 ir pasimokini porą valandų iki 7. Ir tada taip tikrai yra daug naudingiau ir daug daugiau išmoksti, negu, sakykime, mokintums iki 1, 2 ir tada miegotum 5 valandas. Bet žinai, čia labai turi būti valingas, kad atsikeltum iš lovos 5 ryto. Jo, grinai, ta Bet prasme. aš esu daug, tarsi, kai tu nueini miegot su tuo mindsetu, kad aš nieko nemoku ir man ryte egzas, tai kažkaip tu net nelabai gali užmigti normaliai. Tu jau atsikelsi tą 5 ryto, tu eisi mokintis. Na, Tai va. Gal. Tai rekomenduoju pabandyti, iš tikrųjų. Okay. Jeigu kad nors labai spaus, bet kūrybinėse. nemanau, kad išdėstė akimirką. Turiu random klausimą. Okay. Koks yra labiausiai crazy dalykas, ką esat atsinešę į paskaitas? Arba egzą atsinešę kažką? Tipo, iš atributikos kažkokios? Nesvarbu, kas tiesiog keisčiausias dalykas. Nežinau, nelabai yra buvę, gal man. Aš esu daug apsirašęs labai visų. Ne. Galimai ne vadovų, galimai praeitam gyvenime kažkokiam. Aš atsineždavau labai daug užrašų ant rankų. Okay. Jo. Okay. Tarsi tokia, kaip daro žmonės tatų rankovę, tai pas mane būdavo rankovė. Okay. Ja. Ir aš prisiminiau, kad buvo Rasos gimnazijų mokinos. Ir sugalvojau genialią mintį. Mano panelė buvo skylė ir man buvo chemijos egzas kitą dieną. Aš sugalvojau prisirašyti naucų. Dar praskirpau vieną skylę ir įkišau tos naucus į tą penalą. Ir tada gal nežinau, koks 9 gavau per egzą. Ok, tai šito nebuvo, bet Grasė gal dar kažkokių istorijų turi, kur nebuvo. Jo, Kur tokių. kur nebuvo. Jo. Mano kriziškiausia, ką aš vidury paskaitos atsinešus tiesiog tokį Hello Kitty pliušinį žaislą į Justino paskaitas. Tai čia mano most memorable. Čia per pristatymą, dar paskui ant stalo pasidėjau. Yeah. Pas mane klasiokai būdavo atsineždavo raktus, vamzdžio, pamenu. Okay. Pamenu, turėjo vienas podcast, kai taip pasiema raktą, įdeda į raktą vamzdį ir tiesiog rūko tą vamzdį. Okay, tai dar vienas yra, dabar žaidimėlio laikas. Turiu Okay, tokį nice. žaidimėlį paruošęs. Čia bus.
Čia reiks didelėm Rašinėliais raidėm. rašysit. Ok. Žodžiu. Visas šito žaidimo kokia point, kokia esmė. Aš jums sakysiu kūrėjus, dainininkus, kaip čia dar kitaip pavadinti. Okay. Ir pavardę sakysiu, žodžiu. Ir jūs turėsit, jeigu su tais kūrėjais darytumėt kolabą, kokį dainos pavadinimą jūs, tai kažkokį dainai sukurtumėt. Tiesiog Okay. žodžiu dainos pavadinimą. Su tuo. Reikia rašyti per visą. Jo, ir jūs galit parašyti. Galima nupiešti. Nu, tu tipo gali ir nupiešti. Ne, nenupiešti. Ok, nu, tipo parašyti. Ok, Gerai. ready? Ready. Ok, turim pirmą. Mikutavičius. O čia mes pagal greitį, kas greičiau? Ne, čia ne pagal greitai, čia Ai, tiesiog. Tai dabar turiu. Mikutavičius. Jo, jei darytumėt kolabą, kaip pavadintumėt to kolabo dainą? Šitas easy. Okay. O mes iškart pasakysim ar po to? Jo, nu, abu kaip parašysi, tai tada. Gerai. Ai, čia kad tipo nenusižiūrėt. Aš Nu. nežinau. Jūs galite ir didesniem raidėm rašyti, nes Mikutavičium galėsit net nežinau, parodyti ką visiems, galėčiau nes nelabai matys. Ne, aš pasakysiu. Nu, gerai. Tu jau? Jau. Greitas ir pasiutęs. Nu, Aš ready? nesugalvoju su Mikutavičium nieko. Gerai. Ok. Pala. Ok, tai kol tu rašai, aš pasakysiu. Nu, gerai, tu gali savo pasakyti. Aš tikrai nemyliu Rusijos. Ok. Okay. Kol rašo fun factas, man šaliai taip blogai sekdavosi rašytas licų rašinius, tasme, tragedija. Kas yra Bet- licai? Licų. Lietuvių. Jis taip lietuvių vadina. Jo, licų. Mes lytų vadiname. Mes licų vadiname. Lytų all the way. Ai, o anglų aš 10-ukais variau. Kaip įmanoma kitos kalbos ir mokėti taip gerai rašinius rašyti, nežinau. Gerai, grįžtame prie antro mato. Gerai, 3 Pokemonai. Ok. Nes aš įsivaizdavau, ką tik galvoju, priedai nusavė. 3 Pokemonai. Jo, aš įsivaizduoju, aš tikrai nemyliu Rusijos. Jo. Nežinau, Nice. žinau, tokia mintis tiesiog šovė. Nice. Man Ok. patiko. Round 2, ready? Jo, bet tu prabalsuok, kuris Jo. geresnis. Ai, man prabalsuot? Nežinau, galima. Ok. Ok, nu aš už Pokemoną. Fuck. Policija Gerai. nelaimėjo tavo sprendimą. Nu, čia suprantu jūsų požiūrį tada. Gerai, einam toliau. Einame toliau. Antras atlikėjas - Radžas. Nesigalvoju. Tiesiog pirmą mintį, kas šauna į galvą. Nu gerai, tai pradėsime nuo mato, man po dešinę. Auksinis arklys. Ok. No offense, bet man atrodo, čigonai labai mėgsta auksą. Aha. Ir gal arklius, tai susijęo šios du dalykus. Neliesk mano arklio, neliesk. Ok, matai. Espresso gero? macchiato. Espresso macchiato. Ok. Nes Bet šit- yra, Tu du kopijavai. yra dainos, Plagiatas. bet tipo, žinot tą radžio padelį? Nežinot radžio padelio? Ne. Ne. Kas klauso, tikrai žinos apie radžio padelį. Na, iš esmės kolonėlės yra radžio stendas ir radžio padelis, kur radžis nupiešta. Vis tiek nesuprantu konceptą. Okay, bet Nes tai vis espres- tiek tipo espresso macchiato. Akademiškai nesažiningas, matai, du kopijavai. Ne, nu, tarsi, aš kitaip ekspreso. Pakeitei į raides. Taip pakeičiau. Ai, ok. Ekspreso. Ekspreso parašau. Ok. Trečias raundas. Tai kuris laimėjo, nepasakyk. Tiksliai. Sorry. Ok. Nu, sorry, bet žinok, vėl turiu matyti. Nes tu nepagavai. Toks refer- neoriginalus. Tu Čia ne. kūrybinės industrijos. Gridai. Būk kūrybiškesnis. Neverk tik. Gerai, duokit to dainą. Ok. Trečias raundas. Mokinukės. Kas tos? Pirmą kartą girdžiu mokinukės. Mokinukės? Tu normalus. Mokinukės? Tu normalus. Ok. Mokinukės. Jo, grupelė dainininkių. Labai fainas dainelės. Gerai, aš įsivaizduoju, ten turbūt. Nu, gal Tu man... esi melagis. Tu sakei, nori būti tik su manim. Tu sakei, kad Mylėsiu. mes negalime Gerai. dainuoti. Aš tikėjau tavim, Bet man regis, tu esi melagis. Žinau šitą dainą. Nu, taip, aš žinai, mokinau. Tai reiškia, žinau mokinukės. Sunku šitas. Sunku šitas. O, šitas geras. Mhm. Nu, žiūrėsim, kas laimės. Ar duosim matų visus 3 pointus, ar kitas Tik matas. 3, jo. Paskutinėse? Tai man net nėra šansų Ne, laimėti. tai aš dar vieną padarysiu, Ai, kad okei. tik tu laimėtai.
Jeigu Aš- tu to nori. Bet žinok, man reikės tada dar. Gerai, dviejų. tada tiebreakerį. Jeigu tu laimėsi, tiebreakeris bus. Gerai. Tai jeigu aš laimėsiu, tai aš comebacką kadangi padariau, tai aš geresnis. Nu, man sunkiau buvo tą tašką gauti, tai aš tada laimėjau. Ok. Gerai? Gerai. Padarom šitą vertą 3 taškų. 3 taškų betas. 3 taškų. Tu čia Betin, nelauši sistemos? betin 3, bet tai betink savo 2 taškus. Dabar all arba nothing. Nu gerai, ant mokinukų all arba nothing. Nu, davai. Gerai? Paivairinai. Nu gerai. Jau tu? Tai nuo tavęs paėjau. Nu, Tai tu pradė. Ne, tu pradėk, aš tai pradėjau. Ne, tai mergaitėm pirmenybė. Ai, tai šitaip tu žaidai. Pavisko. Gerai Tu, pasakysiu. tu pradėk. Gerai. Aš nesu melagis. Ne. Čia tu atrimto? Jo. Ok. Parodyk. Aš nesu melagis. Atrimto. Gerai, aš Nu. tai pavadinau mokinukai, tie berniukai. Ok. Matai Na, kūrybinį. žinai. Cringe jo. Bet Tavo čia į tai temą. basic. Aš iš tikrųjų, aš nesu Aš melagis. nusivyliau tave, matai. Bet aš nesu melagis. Gerai. Gerai, kitą kartą. Ne. Man atrodo, aš gerą betą padariau. Jo, Aha. man atrodo. Bet tau ne jokio iš nieko Ne, neištašė. žinau. Gerai. Smagu buvo. Gerai, laimėjo matas, tai nereikia net tiebreakerio. Ačiū už mano tokį Tiebreaker. žaidimėlį. Ok. Nu tai tu padar vieną raundą. Gerai, paskutinį. Gerai. Bet dabar jau Paskutinį? tikrai paskutinį. Nu gerai, Gerai. bet jau dabar jau tikrai all arba nothing. Gerai. Nu gerai. galvok savo asmenį. Jeigu dabar šitą aš laimiu, nėra, kad aš laimiu, bet aš tiesiog atgaunu savo garbę. Gerai, ok. Gerai. 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 Aš atsigersiu vandenį. Paskutinė atlikėja turime moterį. Rihanna. Sakė, sakei, kas pirmą galvoja ant šauna. Nu, Kai kas pagalvoju apie tą atlikėją. Ok. Aš jau tuoj. Aš toj grafiti style Nu padarysiu. man įdomu, ar matas turės savo comebacką, ar liks loseriu. Pažiūrėsim. Tu net negali taško duoti ir aš savo garbę būsiu atgavęs. Ok. Aš jau. Tai sakyk. Nu, aš manau, tiktų Rihanai, tokiai garbingai dainininkiai, šokoladinė princesė. Ok. Ok. Aš šiek tiek kitaip pažiūrėjau šitą užduotį. Tuoj, palauk, aš baigsiu. Taip. Mano idėja buvo... Nežinau, Ok. kurią kamerą parodyti. Papai. Gerai, biški. Tiesiog, nežinau, pirma mintis, kuri atėjo į galvą, kai pagalvojau apie Rihanną. Gerai. Okay. Taip. Žinai, Nu čia toks. aš net nesiginčiu. Aš suprantu tavo pusę. Nors suprantu tavo pusę, bet žinai. Gerai, matas savo turėjo comebacką Yes, sir. su tokia originalia idėja. Nu tai sveikinu, tada buvo tikriausiai. Nice. Tai va, tai vis dėlto rekomenduojam visiems ruoštis ne paskutinę naktį, bet mes toliau ruošiamės paskutinę naktį. ar ne? Jo, Tai tiesiog taip yra. yra gerbus. Su studijom, su viskom. Ok, tai ačiū Jums, buvo žiauriai smagu pasišnekėti ir sugrįšim į realybę gal kitą kartą. Iki Kažkada kito karto. sugrįšim. Jo, iki kito karto. Viso. Bye bye.